Kadangi sprendėm tarybos posėdėje klausimą apie tai, kad psichikos sveikatos centrui reikia padėti gauti paskolą ir jie tą paskolą nori grąžinti paskui parduodami dalį savo sklypo, tai jau pasižiūrėti, kokioje dabar situacijoje visas šitas dalykas yra. Šitie pastatai turėtų likti, visi po kairę pastatai lieka, kam čia bebūtų naudojami, bet va šitie, va čia po dešinę pusę, šitą sklypą ketinama parduoti, toj prieisiu arčiau. Po dešinę yra stovėjimo aikštelė, čia naujom mašinom, naujam korpusui bus. O vat jau va tokie pastatai, kaip matot vat šitą. Ir viskas, kas man yra po dešinę, reiškia, yra arčiau kelio, nes čia aš dabar einu tokia biški kaip ir vidinis kiemas. Visą tai vat po dešinę planuojama, kad bus parduota, nes psichikos sveikatos centras direktorius argumentuoja to, kad papildomų paslaugų jie neteiks. Šitai klinikai šitos patalpos nereikalingos, nes neapsimoka jų sutvarkyti, vietoj jų kažką padaryti. Jiems jų nereikia, dėl to parduoda tam, kad atiduotų tą paskolą. Ta paskola yra viso labo 5 milijonai eurų, kurias miestas mano galva tikrai galėtų kaip ir suteikti. Suteikti paskolos negali jisai sveikatos centrui, tiesiog duot galėtų tam, kad jis sutvarkytų, sumokėtų už tą naują pastatą. Šitą vietą tikrai galėtų tą sklypą ir šitos pastatus kažkaip vėliau įveiklinti. Tokio dalyko nereikia. Šitas sklypas bus parduodamas. Šitas pastatas irgi. Iškai sako, neapsimoka, vis tiek su tais pastatais nieko negalima daryti. Bet dabar logika tokia, tai reiškia savivaldybė, kurie priklauso ir žemė, ir pastatai, neranda pinigų ir noro tvarkyti šitos pastatus, o tikimasi, kad verslas ateis, sumokės kokius 5-6 milijonus eurų už šitą sklypą, ras pinigų renovuoti pastatus ir vis tiek turės kažkokią pelningą veiklą šitoje vietoje, iš kurios Vilniaus miesto savivaldybė nesugeba išspausti nieko. Keista, nesusidėlioja, ne? Verslas papildomai dės pinigų ir vis tiek kažką darys pelningai. Vilniaus miestui, va šitas sklypas nereikalingas. Va čia dar yra pastatai, kurie, man atrodo, irgi eis labai linksmai kažkam. Vietoj jų, vėlgi, detalus planas leidžia šito vietoje statyti ir gyvenamosius namus. Taip kad nesunku suprasti, kaip paskui kokia linkme eis tie NT vystytojai, kurie nusipirks šitą sklypą.